Ne, dar nevažiuojam. Sveiki, draugai, sekėjai, tie, kurie mus žiūrite, ačiū Jums. Žiūrėkite, sekite, komentuokite, subscribinkite, turime mes ką Jums parodyti. Matote, šiandien aš sėdžiu už vairo, bet dar garaže. Sėdžiu viename iš savo retesnių variantų chuliganų. Tai yra 325, 2,5 variklis, kaip sakant, plačiastopis MT2 su MT2 apdaila chuliganas. Jisai yra originalus, iš fabriko taip išėjęs, viskas parodyta VIN kode. Taip, mes su juo esame atlikę labai daug darbų. Aišku, jau darbai kai kurie padaryti, nebus ką parodyti, bet reikia pabaigti iki galo, pasiruošti sezonui. Ką aš šiandien jums noriu parodyti? Žodžiu, šitą chuliganą mes esame nupirkę prieš gerus metus iš Olandijos. Jis turi savo vardą, Rolandas. O Rolandas nes iš Olandijos. Nes kitas Olandas jau yra. Negali būti Rolandai. Tai žodžiu taip. Jis grįžo dėžėse. Kaip sakant, jis dabar yra, jums atrodo, labai gražiai toks lyg ir sutvertas. Bet jisai grįžo dėžėse, buvo visas išardytas ir sumesta viskas iki lubų, visos dalys sukrautos į vidų. Aišku, kai kurių smulkmenų nebuvo, bet mes viską, ką reikėjo, suradom ir sudėjom. Bet prieš tai jisai buvo pradėtas ruošti kažkokio tai Olando vadinamas projektas. Žmogus jį išsiardė, žodžiu, išplėšė visas dalis, vidaus apdailos, aišku, važiuokliai vietoje. Vidaus apdaila buvo išimta, visi stiklai, žodžiu, likę tik lubos. Kilimas buvo, net aš kilimo net neradau, iš tikrųjų. Aš jį nusipirkau atskirai. Žodžiu, taip. Ir viskas sukrauta iki lubų. Aš jį pirkau iš pažįstamo Olando.
kaip ir pasitikėjau juo, bet būna visko, aišku, čia visais neina pasitikėti. Tai jisai man jį kaip ir nuotraukose viską sukrovė, sudėjau. Bet jisai stovėjęs yra, buvo stovėjęs jisai 11 metų garaže su pramušto karteriu, variklis buvo neaiškus, nekurtas. Jis man garantijos jokios ir nedavė. Bet grįžus buvome pasitikrinti tepalo, bet neradome nei lašo, nei cento. Nes buvo turbūt pratrintas karteris į žemę ir viskas išbėgė per 11 metų, viskas išlašėjo. Tai va, žodžiu, įpylėm tepalo ir ištraukėm benziną seną ir užsikūrė. Viskas tvarkingai dirba. Žodžiu, kaip ir tvarkoja. Tolimesni darbai su varikliu dabar yra irgi padaryti. Padaryta, žodžiu, aptarnavimas. Ir dabar, kaip tais, atėjo toks laikas, kad man liko prie variklio kažkiek tokių minimalių darbų padaryti. Tai va. O tie minimalūs darbai yra tokie kaip ir, kaip pasakyti, aš esu ne variklių meistras. BMW-kas pabuvo pas variklių meistrą, jis pakeitė esminius dalykus, kur aš pats nesugebėčiau. Tai pagrindinį diržą, sankabą, aišku, jis išsėmė variklį visą, ten viską apsižiūrėjau, žodžiu, bet labai didelis pralaidumas tepalo buvo ir reikėjo nuimti galvą. Nuimus galvą pasirodė reikalai. O galva, kad nusėmė, tai yra labai gerai, nes rado gedimų, žodžiu, su vožtuvais. Buvo 2 vožtuvai sulinkę ar kažkas tokio ten. Žodžiu, tai ten tą visą galvą ten, ką reikėjo pakeitė, ką prišlifavau, pridėjau. Ten, žodžiu, aš nesigilinau, aš tuose reikaluose nesigaudau. Ir dabar yra uždėta galva, įdėtas variklis. Jisai kuriasi, bet yra, kaip sakant, neuždėtų kai kurių variklio dalių, tokių kaip šito termostato, tas toksai, kaip pasakyti, visas mazgas. Aišku, kurie chuliganų žino, kad esant tokiem metam, aišku, ne vien turbūt chuliganam, bet ir kitiem modeliam, aliuminės detalės oksiduojasi ir jos, kaip sakyti, sukirmyja. Tai maniškis variklistas neturėjau ką įdėti ir, žodžiu, neįdėjau tos detalės, taip gavosi, kad neįdėjau aušinimo radiatorio, žarnų, žodžiu, šitie visi darbai liko man. Bet yra tokia problema su detalėm, tai yra aliuminėm detalėm. Ir ką aš jums noriu šiandien parodyti. Žodžiu, įsigijau tokį daiktą, kaip čia pavadyti, kažkokiu tai būdu pažiūrėsime, įmerkus į skystį, detalė stebuklingai būna švari. Tai šitą aš jums ir noriu parodyti šiandien. Turime aparatą ir jį pabandysime panaudoti. Tai va, hebra. Žodžiu, čia aktualu, manau, visiems, kurie restauruoja senus automobilius, nesvarbu tai BMW, Audi ar ten Volkswagen, kažkas tokio. Žodžiu, žiūrim, ką turim. Parodau aš jums, kaip atrodo variklis. Kažkuo jis ten, aš suprantu, irgi purškimo kolektorius kažkuo padengtas, bet atrodo visai neblogai. Aišku, man visada norisi originalumo. Tarkim, aš turiu kažkokį modelį, aš noriu, kad jis būtų originalus, o pavyzdžiui, kažkokiam jau nusprendžiu kažką keistai, keičiu daug ten, prasme, bet nesugadinu originalių detalių. Tai va, tokie reikalai, judam į priekį, einam tolyn.
Na va, ką mes čia turime. Žodžiu, įdėtas variklis, yra tuščių ertmių, kurias reikia užpildyti detalėmis. Tokie reikalai, pradėsime krapštyti. Kitas dalykas, ką noriu papasakoti. Žodžiu, yra taip. Mes variklio skyriaus, kaip pasakyta, nepaversime idealiai, gražaus, tiesiog sutvarkysime, kad jisai važiuotų. Čia yra atskiras projektas. Variklio skyriaus yra atskiri projektai. Taip, žodžiu, situacija tokia. Aš jau išsikrapščiau dalis, žodžiu, ir yra šitaips. Mums reikia išsivalyti šitą visą mazgą. Kaip matote, aš šitų mazgų prisitempęs turiu 3 net. Ir jie, jeigu matosi, turiu va tokių gedimų, jie oksiduojasi ir iškaurėja vietose, tiesiog iškaurėja ta vieta, kur maunasi žarna, tarkim, ir tiesiog leidžia antifrizas. Tai labai didelė problema. Yra, aišku, variantų išsivalyti, kaip ir dabar darysime, ir žiūrėsime, kas čia gausis. Aišku, mikro akis neturiu, tai nepažiūrėsiu, kaip su tais mikro įtrūkimais, kaip sakant. Tai va. Kitas dalykas, pabandžiau susakyti BMW centre, kaip ir užsisakiau, laukiu šito viso mazgo, čia jis yra iš 2 dalių. Dangtukų šitų yra naujų, tikrai. Turiu va net aš vieną ir nusipirkęs čia kažkada. Ten jie nėra brangus, ten gal 20 eurų šitas. Bet va tas pats mazgas, dabar nepasakysiu, bet apie 100 eurų ar virš 120 kažkas tokio. Tai va, turiu čia juos kelis, krausim į tą dėžę, pilsim skystį ir žiūrėsim, kas čia darosi. Taip pat keičiasi naujos žarnos, keičiasi antifrizo vamzdukas. Jų visų, jie yra metaliniai ir surūdyja ir prapūva jie tiesiog. Juos, aišku, galima restauruoti, smėliuoti, dažyti. Mes ir esam tokių variantų pasidarę, viskas ten tvarkoja. Bet ir radau pirkti, tiesiog kažkas gamina tokį patį analogą. Tai va, irgi metalinis. Bandysime sužiūrėti šitus reikalus. Ką? Einam į cechą. Na va, išsiplėšiau iš dėžės. Prisipažinsiu, pirmą kartą aš jį matau. Šitų daiktų buvau niekada nesinaudojęs. Nusipirkau koncentrato. Šita vonelė vadinama ultragarso valymo vonelė. Pilasi skystis, specialus va kažkoks tais. Čia aš pirkau koncentratą, kad, žodžiu, praskiesim. Pilam į vonelę, kišam į elektros lizdą ir kažkas bus. Pabandysim. Šitų vonelių pirkti yra įvairiausių dydžių, čia paėmiau ne pačią mažiausią, truputį didesnę. Neatsimenu, kiek čia tų litrų skaitosi. Nu, bet dar reikia paskaityti manualą, kaip čia jų naudotis. Aišku, pirštinės visada, žodžiu, visada reikia saugoti save. Toliau paskaitom manualą ir kuriam fritiūrinę. Aišku, čia lietuviškai nelabai, nu
bet iš principo turbūt kiekvienai medžiagai skirtingas laikas virimo, skirtingas laikas, čia kaip ir matau, laikas nusistato ir viskas vyksta. Bandom dėti dalis. Čia mūsų tas daiktas kažin tilps. O. Gal reikia išardyti, kaip manot, atskirai ir varžtus, kaip sakant, išvalys. Bandom gal išardyti. Varžtus ir sumerksim. Bet tai ką, tie varžtai ir nusivalys, metaliniai surūdys. Daviklius gal paliksiu, čia nieko neatsitiks. Dabar neatsimenu varžtukus ar pirkau ar ne. Naujus. Nu, įdėsim įdomumo dėliai, kaip čia atrodys viskas. Varžtukų bet kur galima nusipirkti. O. Baisu. Baisu. Kaip tas įsima. O jo. Va matosi kaip matomai stovėjo šitaip, tokioj pozicijoje, horizonte tokiam ir matosi va kaip korozija išėdus yra kraštuką šitą. Bėda su šitom detalėm. Nu, dar negavau, bet gal bus pirk naujų, bet bandom, žodžiu, išvalyti. Išvalyti ir žiūrėsim, kas gausis. Termostatą čia, bet kur galim nusipirkti, čia jau yra gamina. Ne problema. Ką, bandom jungti žvėrį. Žodžiu, googlinam, kaip čia kas. Dabar neatsimenu. 1:20 gal skėčiasi tas ultragarso valiklis. Truputį pasigūglinom. Žodžiu, mūsų pirktas koncentratas 1:20. Nu, čia pagal užterštumą skiedžiasi ir efektyvus 40 laipsnių temperatūroje. Nuo 40 efektyvus. O dabar laiko, tai aš neradau, kiek čia laiko turi jisai. Kiek čia jis turi laiko. Pilame 5 litrus.
Čia lygtais 10 litrų, tai aš neatsimenu. Tavūnėlį 5 pilu. Jeigu paskęs, tai liuks. Skystis. Čia yra litras. Turbūt. Žodžiu, jeigu 5 litrai, tai man reikia 2 pm šito. Tai žodžiu, 5 čia iki šito. Ačiū, plius minus. O, kaip pataikiau. Kas čia vyksta? Taip, turim detalę, kurią margdysim. Pažiūrim, kaip prieš tai atrodo. Ir palieku tą daviklį, čia nieko jam neatsitiks. Aš manau. Ir žiūrim, ką turim. Gal dar dapilti reikės. Trūksta biškį. Biškį trūksta. Einam dar vandens ieškoti. Dar litriuką, kad užsemtų. O. Liuks. Dar truputuką. Kažkas čia vyksta, reaguoja, matau pabalų, tik tai. Čia turbūt tas valiklis čia, kokius tai rūgštis bus. Biškį dar šito. Ir bandysim. Kaip ir minėjau, koncentrato kiekis pilasi pagal detalės užterštumą. Tai realiai čia mes bandymo būdu pažiūrėsim, kaip viskas sureaguos. Tai gal ir varžtukus sumetu. Va. Žiūrim, ką turim. Uždarom fritiūrkę. Ką, nustatėme 50 laipsnių pusvalandžiui. Pusvalanduką padirbu. Ką turim? Žiūrim, ką turim. Manau, dar reikės. Kažkaip atrodo. Pabandom biškį. Nu, kažkiek apsivalė, bet dar tiek pat paleidus. Manau, būtų visai gerai. Nustatom dar pusvalandukui. Na va, paviriau valandą 40 laipsnių temperatūroje, bet kaip matau, dar reikėtų, trūksta kažko dar. Rūdžių nepaėmė iš vidaus.
Iš lauko atrodo gan padoriai. Bandysim dar sykį pakartoti. Na ką, po pusvalanduką 2 sykius išviriau, bet žiūriu čia ne kažką. Aišku, apsivalė. Palyginimui va, kokį įdėjau. Ir gal matosi koks liko. Dabar dėsiu dar kartą. Užstatysiu 50 laipsnių. Ir paliksiu, pusvalandžiui pasižiūrėsiu, kas pasikeis po to. O, dešinėje pusėje jau buvęs valandą, o kairiai nebuvęs niekur. Bandom dar. Na ir trečią kartą pavirime. Žodžiu, viskas jau išvirta. Bandom imti detalės, kas čia gavosi. Kažkiek apsivalė, žodžiu, nepaėmė tos ultragarsas, ultraklyneris, bet kažkas geriau. Dar apiplausim vandeniu. Čia su visais davikliais įmečiau, čia nežiūrėjau net. Tai kitas, šitas biškai gražesnis. Kaip palyginimas dabar, va šitas 3 kartus buvo plautas. Praktiškai 3 po gerą pusvalandį, 50 laipsnių temperatūrų galima sakyti. Ir va palyginimai, žiūrėkit, kaip skiriasi. Šitas 1 kart plautas, o šitas 3 kartus plautas. Tai manau, reikia palaikyti ilgiau, gal net aukštesniai temperatūros didesniai. O, kitas. Dar šitų neatsimenu, kuris čia buvo. Tai va tokie reikalai. Va kaip jie surūdyja tiesiog nuo senatvės. Ir prakiūra, čia didžiausia bėda yra, dėl kurios reikia juos keisti. Bet kaip ir minėjau, šitų auto dalių yra dar tiekime, tai dar nenusivilkit. Žodžiu, šitas gan neblogas, mes jį naudosim turbūt. Šitas geras. O šitas jau toks ant rizikos. Leis arba neleis, tai geriau tokio nedėti. Prisidarysim tik tai bėdų. Iš vidaus nesimato. Tai jau. Čia dainelė ta pati. Mikroskylės kažkokios likę. Ir dabar galima spręsti, ar jį naudosim ar ne. Realiai šito nenaudosiu, nes man jis labai įtartinas. Šitas irgi turi tuose pačiuose vietose. Realiai, kaip galima jį naudoti? Viskas čia su juo. Bet iš vidaus lyg ir nieko nėra. Bet antifrizas yra skvarbus, gali prasiskverbti. Čia ir nuo stovėjimo, stovi tokioj padėtyje horizontalioje, tarkim, ne? Apačio valikė buvo kažkokių tai antifrizų. Ir kaip jisai paveikė, išgriaužė. Taip, ir dar radau vieną, jeigu įsivaizdavimui, kaip atrodė prieš ir po. Prieš, po. Prieš, po. Tokia situacija. Aišku, viską perklausim dar vandeniu, bet čia tiesiog išakėję skylės. Čia tai gal užsimos žarnokas, bet... Tai va, grįžo man iš tiekimo naujos detalės. Va, palyginimui. Nauja, sena. Nauja, sena. Nuvalyta, nevalyta.
Taip pat šita va. Tokie reikalai. Patarimas išsivalyti ar ultragarsu, ar kažkokiu kitu ten stiklo valo, smėlio valo, nesmėlio ledais, sumaišytai su smėlio ledais irgi valo. Ir prasivalyti, prasižiūrėti skyles, nerasit, rasit, spręsit patys, naudot, nenaudot, bet aš tiesiog nupirkau naują, dėsiu naują, nerizikuosiu. Tai va. Ką, atveriam šitą mazgą ir einam į kitą garažą rinkti mūsų Rolandą. Tiek žinių kol kas. Tai va, tokie reikalai. Dar norėjau papasakoti truputį apie termostatus. Termostatai chuligankėse irgi buvo kelių variantų, tai skiriasi jų atidarimo temperatūra. Čia aš nematau, koksai buvo senas, bet mūsiškis atsidaro prie 80 laipsnių. Tai va, nes šie buvo turbūt skirstomi pagal klimato zonas. Tarkim, kokioje Afrikoje veikia vienaip, o kur šalta kaip pas mus Europoje veikia kitaip. Tai va, tokie ir skirtumai. Ką, tveriam savo ir dėdam į automobilį. Taip. Kaip ir šitas, taip ir visas aušinimo žarnas dėsime, dalį jau esame susidėję, visiškai naujas, kad nebūtų reikalų. Nežinau, čia vieni tepa, kiti netepa hermetiką, ar čia vėl iš tikrųjų nepasakysiu jums. Bet tarpinį šiandien yra tik tai šitą guminį. Na va, kaip ir dan. Varžtukus irgi ėmiau iš BMW centro, bet jie tokie čia man, nežinau, 10-9 stiprumų, bet jie gali ir surūdyti, aš taip mąstau. Yra plieniniai ar metaliniai čia. Net nepadengti jokių. Gal plieniniai nerūdys.
Tai va tiek žinių.